Sveiki, draugai bičiuliai. Nu tai ką, karščiausios naujienos. Sauliui Skverneliui vėl bus uždėta apykoje. Na, leido, kaip sakant, paatostogauti ir vėl atgal ant pavadėlio. Tai jam uždės tą apykoje, jau be jokios abejonės. Noriu dar tokį duoti nemokamą patarimą žurnalistam. Ogi važiuokite tiesiai į oro uostą. Nes pagal visas tvarkas apykoje, ir žinau tokiu atveju ne vieną, kai žmogui paskiria apykoje, jisai grįžta į Lietuvą, to net nežino ir jam iš karto nusiveda į kitą kambariuką ir gali, ir kaip sakant, uždeda apykoje. Tai žurnalistai, manau, tikrai buvę kolegos mano nesunkiai gali išsiaiškinti, kada Skvernelis vis dėlto grįš į Lietuvą, kada Skvernelio baigėsi tos ten atostogos, kuriam laiku leido jam išvykti, nes iš kitos pusės Skvernelis kaip Seimo narys, jisai turigi kreiptis į Seimo kanceliariją, jeigu jums žurnalistai neduos policijai informacijos, tai turėkit minty, kad Saulius Skvernelis turėjo kreiptis į Seimo kanceliariją ir gauti leidimą išvykti į užsienį, nes visi Seimo nariai, norėdami vykti į užsienį, turi gauti leidimą iš Seimo kanceliarijos, kur nurodo, kada išvyks ir kada grįž. Tai kada Skvernelis grįž, tai nėra sudėtinga, palaukti oro uoste irgi nėra sudėtinga, jį grįžus pasitiks jau tik išlipus iš lėktuvo, pasives į kambariuką, uždės apykoje. Na, gal prokuratūra sugalvos surengti tokį neblogą šou Skverneliui ir jį nusiveš į komisariatą, bet vežti į komisariatą Skvernelį tada turėtų vežti būdoj. Taip, kaip mane lygiai vežė kažkada būdoj, kai mane žviegiant vaikam ištempė iš mašinos. Tai tokiu atveju aš nesulaukiu iš policijos nuotraukos, kuri paviešins Skvernelį sėdinti būdoj. Šiaip tokių asmenų viešinimas kaip ir pažeidžia įstatymą, bet kadangi policija vieną kartą jau nusispjovė ir paviešino Skvernelį, mane tiksliau, ne Skvernelį, sėdinti būdoj su rakinta antrankiais, tai aš net nebejoju, pagal visas konvojavimo taisyklės, Skverneliui irgi turės būti uždėti antrankiai, jis turės būti konvojuojamas į komisariatą būdelėje, kaip ir aš tokiam iš galo. Nu, per laidą Farai, kas matė nors kartą laidą Farai, tą būdelę matė esat ne kartą, ir Skvernelis toj būdelėje bus nuvežtas į policijos komisariatą ir ten uždėta apykoje. Tai vat pažiūrėsim, ar Skvernelis bus oro uoste supakuotas, kai sakant, ar Skvernelis bus gal net ir nuvežtas į komisariatą. Taigi, buvę kolegos žurnalistai, skubėkit į oro uostą, tikrai pramušite, kada jisai atskrenda. Nu, jums čia sensacija. Buvęs policijos komisariatas, jeigu dar bus vežamas policijos klėtkiai būtkiai, nu tai čia iš vis bus gražu.